Kaip ir kasmet, pirmąją Kalėdų dieną vyko tradicinis renginys Kalėdų rytas. Šis kalėdinis vaikų ir jaunimo koncertas rengiamas jau daugiau nei 10 metų. Šių metų koncerte savo pasirodymais žiūrovus džiugino 14 kolektyvų. Koncertą vedė Kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro Saula aktoriai. Sveikina visus! Džiugokite sulaukę šventų Kalėdų! Bent akimirkai, pabūkime kartu su šventom Kalėdom! Visus sveikinu su šventomis Kalėdomis! Džiaugsmingų šventų Kalėdų! Į jų sekamą pasaką įsipynė meno kolektyvų pasirodymai. Šoko vaikų liaudies šokių studija Mažasis suvartukas, liaudies šokio ansamblis Žirginėliai, dainavo vokalinis ansamblis Hello bei estradinio dainavimo studija Vieversys. Taip pat pasirodė pučiamųjų instrumentų orkestras ir merginų choreografijos grupė šiuolaikinio šokio studija Visus Ero. Šokių ir laisvalaikio centras Rueda, Mykolo Oginskio meno mokyklos vokalinė grupė Presto ir svečiai iš Platelių meno mokyklos akordeonininkai. Vaikus sveikinimais ir dovanėlėmis džiugino Kalėdų senelis. Kas moka eilėraštį Kalėdų seneliui, pasakyti ir nori ateiti pas Kalėdų senelių, kokią pupą. Labą dieną, seni šaltai, ar toli keliavai, mes tavęs pasilgom, laukiam nekantriai. Kartu su mumis visais Kalėdą švenčia ir šio miesto gaspadorius, miesto meras, kuris raktus nuo visko turi. Tai sveikinu visus su šventom Kalėdom ir artėjančiais naujais. Linkiu sėkmės, vaikučiams laimės, senio Šalčio jau dar pas ką nebuvo, kad jis atneštų. Ačiū, kad surado mūsų dovanėlės, kur buvo vaikams pakavotas. Jeigu ne senis Šaltis, tai čia ir Kalėdų nebūtų.